Leidykla Baltos lankos skaitytojų dėmesiui pristato pirmąją žinomos televizijos žurnalistės laidų vedėjos Palmiros Galkontaitės knygą "Atleisk, pasmerkta populiarumui". Debiutinėje žurnalistės knygoje pasakojama apie stulbinančius reitingus pelniusią televizijos laidą "Atleisk" ir tai, kas liko už kadro. Kai tik tenka susitikti su mūsų laidos žiūrovais, nuolat būna tas pats klausimas, prašymas papasakoti apie vieną ar kitą įdomesnę, labiau įsiminusią istoriją. Kada pradedu pasakoti, žinau, kad kitas klausimas bus, ar ketinate išleisti knygą, ar ketinate tas istorijas aprašyti. Todėl, kad žmonėms visada yra labai smalsu tai, kas lieka už kadro, tai, ko neparodome laidose ir tai, kas vyksta po to, ko jau negalime parodyti, kas išsigrynina turbūt tik tai praėjus tam tikram laiko tarpui. Todėl knygoje yra būtent tai, ko mes paprastai nepasakojame laidose ir apie ką mes nekalbame. Tai yra tai, ką mes išjaučiame, išgyvename ir su kokiu santykiu mes su tai žmonėmis bendraujame ir dėl ko mes jaudinamės, dėl ko mes nerimaujam, tie klausimai, kurie nuolat lydi mus tame darbe. Tikri dalykai negali nejaudinti žmonių, sako žinomos laidos autorė. Todėl knygoje surašytos dramatiškos, netikėtos žmonių istorijos. Pasak rašytojos, turėtų sujaudinti ir sudominti ne tik laidos herojus, bet ir knygų mylėtojus. Šita knyga yra skirta smalsiam skaitytojui, mąstančiam skaitytojui, kuriam rūpi ieškoti atsakymų į esminius turbūt gyvenimo klausimus. Tarkim, ką pajėgi padaryti tikrai meilę, ką reiškia iš tikrųjų mylėti. Kokios yra žmogaus galimybių ribos, jeigu jos tokios yra. Kada, tarkim, ambicijos griauna, o nekuria. Kodėl motinos palieka savo vaikus? Kodėl vaikai nori pažinti savo tėvus? Sakyti tiesą ar nesakyti? Daugybė tokių klausimų, kurie man pačiai yra turbūt labai svarbus. Ir tai nereiškia, kad šią knygą ar šioje knygoje aš atsakau į tos klausimus. Aš tiesiog kviečiu visus skaitytojus kartu su manim ir su mūsų laidos herojais, skaitant jų istorijas, pabandyti į tai savo atsakyti. Aš manau, kiekvienas pagal save patį rastų atsakymus į tuos klausimus. Nelygu kaip jis sutiktų tai, kas yra parašyta ir kaip jisai tai perskaitys. Bet atsakymai tose konkrečiuose pavyzdžiuose, tose konkrečiuose gyvenimuose, jie čia.